Vilties diena šiandien po Kroatijos pas mus. Geros dienos mūsų žiūrovams ir dalyviams. Tai šiandien noriu paliesti tikslesnę tokią informaciją dėl kelionės į Estiją, kuri vyks Liepos 19-29 dienomis. O būtent pačio maršruto patikslinimas reiškia, čia kad būtų aiškiau žemėlapis. Ir reiškia pradžia bus iš Lietuvos, iš Vilniaus mes reiškia pajudėsim šeštadienį, tikiuosi apie 10 valandą ryto link Latvijos. Vėliau padarysim sustojimą prie Latvijos pajūrio. Tiksliau, čia taškai sudėlioti, tai bus čia vieta tokia. Reiškia gana graži, tai galima bus šiek tiek, kaip sakyt, pauzę padarysim, pailsėti, pasivaikščioti, pafotografuoti. Toliau link Estijos jau, čia pasienis, pravažiuojam pasienį su Estija ir iškart kempingas, nemokamas kempingas. Čia darysim pauzę jau su nakvynė, paruošiam vakarienę. Pabūsim, aišku, prie jūros, pažiūrėsim, atsipalaiduosim, pasivaikščiosim ir taip toliau. Ir kitą dieną iš ryto judėsime toliau per Estiją jau link Saremos salos. Vienos iš jų, čia bus keltas iš šitos pusės. Reiškia, aš manau, kažkur apie pietus būsim jau saloj. Tai reiškia, pagrindinis orientyras iškart važiuosim maždaug iš šitą tašką. Tai čia bus, apžiūrėsime vietą, kur kažkadais buvo nukritęs meteoritas ir likęs ten tikri pėdsakai, apžiūrėsim. Toliau, aišku, grožis jau pats, reiškia, Kurasarį, tą miestelį važiuosim, kur pilystas randosi, kur ir mano skelbime buvo pavaizduotas apie kelionę. Tai ir kadangi pats miestelis yra gražus, ten, kaip sakyti, yra gražių vietų, viskas, tai apsistosime nakvyniai kempinge mokamam jau. Tame tarpe jau pasiimsim dviračius ir su dviračiais apvažiuosim tą patį miestelį. Vėliau kitą dieną judame toliau, reiškia čia į apačią, apžiūrėsime švyturį tokį, pakilsime į jį. Kaip čia jis atrodo maždaug, bus ekskursija viduje, galima bus apžiūrėti, plus, aišku, pats vaizdas iš viršaus, kaip panorama atrodo visą. Paskui čia dar keletą taškų sudėliota, tai čia irgi ir gamtos grožį ir taip toliau. Tai čia su kemperiu apvažiuosim, judėsim toliau į sekantį tašką, tai bus, šiek tiek padidinsiu, bus čia šitoj vietoj. Čia nemokamas kempingas, bus pauzė su nakvynė. Šalia yra irgi toks, kaip sakyti, švyturys. Apžiūrėsime. Plus galima bus su dviračiu pavažiuoti aplink ten, irgi yra taškai sudėlioti. Paskui po nakvynės važiuojame sekantį vietą, tai čia šitą tašką, gražus paplūdimys, aplinka.
Ir aplink šito taško, vat, kiek čia yra visko sudėliota, dar apžiūrėsim tą, vat, ir pangostas, reiškia, visas vaizdas, kaip sakyti, irgi ten turi savo šarmo. Vėliau judame toliau, jau paskutinė nakvynė saloj bus, va, čia šitam, ne čia, va, čia, va, mokamam kempinge. Taip, reiškia toliau judame jau atgal į sausumą, vėl į tą pačią Estiją grįžtam ir jau judėsime link Talino. Tai. Vat, Talinas ir ten reiškia bus pauzė, pasivaikščiojimas, šiek tiek poilsis. Gal papitausim, kažką ten sugalvosim, kaip sakyti, ekspromtu. Ir va čia va atvažiuojam paskui jau į tašką, kur vyks karavanierių šventė, reiškia 45 metai klubui bus Estijos karavanierių. Vat, programą jau ten yra, aš pasidalinau parašytą priskelbimo. Reiškia, čia būsime nuo 24 iki 27 Liepos. Šalia vat, ir iki jūros galim pavažiuoti, tai čia su dviračiais bus ką veikti aplink. Paskui po šventės 27 dieną, čia sekmadienis bus, tai privažiuojam prie šito ežero didžiulio, kuris panašus į jūrą. Kartą teko jau ten būti, ir bangos yra, ir viskas. Čia Čiutskajo ozero tokia pavadinimas yra, reiškia. Tai čia vat vieną naktį praleisim parą, irgi ir su dviračiais bus ką veikti, ir pažvejot galima, ir pagrybaut. Ir vėliau kitą dieną judėsime jau maždaug į vidurį Estijos. Tai čia bus ekskursija, reiškia, į okeanariumą. Tai va čia galėsim pažiūrėti, ten daug žuvų įvairių. Po to judame vėl link Latvijos, o būtent į Jūrmalos pusę. Ir įvažiuojame į mokamą kempingą Jūrmaloj pačioj, su nakvynė. Ir aišku, ten ir jūra šalia, ir miestelis pats gražus, ir vėlgi su dviračiais bus ką nuveikti. Nu ir viskas, nakvojam, dar dieną pabūnam ten Jūrmaloj ir jau arčiau vakaro grįžtam į Lietuvą, į Vilnių. Tai vat tokia maždaug apžvalga maršruto. Ir labas rytas, atvažiavom rinkti mūsų keleivius. Dviračius dabar krausim ir judėsim link Latvijos, link Rygos. Tai va, prasideda kelionė į Estiją. Latvijos pajūris. Kempingas. Artėjom prie tikslo žiūrėti vieną tašką. Važiavom vieną iš tokių gražių vietų Latvijoje. Skardis čia toks yra, nu, bent pagal nuotraukas mačiau, tai dabar pažiūrėsim, kaip čia realiai kas atrodo. Aikštelė tokia, kempingas. Lyg tai nemokamas. Ir apžiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Judame link pajūrio.
vieta čia. Va, pirmi vaizdai prie jūros. Graži vieta, tokia jauki. Gal sekantį kartą ir su nakvynė pabandysim čia apsistot. Šiandien planuosi tai Estijoje nakvot. Bet kitą kartą gal ir čia pavyks. Padarėm apžvalgą kranto. Nėra turbūt interneto pas mane. Oi. Grįžtam prie kemperių. Ir gal čia šiek tiek apžiūrėsiu tą aikštelę. Ir prieš tai buvo kempingai, bet ten mokami. Čia ten va ženklas yra, kad parkingas, bet apie pinigus nieko neparašyta. Čia pažymėta. Čia apie taisyklės. Didelė erdvė. Ten tualetas. Nu ir va, parkavimo ženklas. Tik reiškia nemokamai. Čia va toliau paėjus irgi pratęsimas kempingo. Ten buvo nemokamas, o čia mokamas kempingas. Atvažiavom savo mylimą kempingą Estijoje. Вы прибыли к месту назначения. Žiūrėsim dabar laisvą vietą, iškosim. Šeštadienis, tai turėtų būti anšlagas.
Šiaip netaip radom vietą. Sąlyginai be žmonių aplink. Bent tokių, kurie triukšmauja, tai lyg tai nėra. Nes ten toliau muzika grodavo, ten hebrus susirinko. Tai va, dabar paruošim vakarienę. Nueisim prie jūros. Vakarienė šiandien bus sardelis perpjautos ant grilio. Ir įmontuosim į bandelės. Su sūrio bus. Paprasta, bet gal skanu bus. Ir va, kas gaunasi. Nu va, beveik finišas. O, vaizdelis. Judame į keltą jau. Поверните направо на Толайно Нокти. Eilių visiškai nebuvo, tai kai planavau iš pradžių per internetą gal rezervuoti laiką ten. Bet pagal faktą, nors šiandien sekmadienis, tai kai tik iš tenai visi grįžta iš salos, tai šituo atveju mums gal pasisekė. Через 200 метров сядьте на паром. Sėdim. Tai va, tai penktadienį tai jaučiu čia arčiau vakaro apkrova normali. Nors internete, kiek žiūrėjau informacijos, tai jie rašo pačiam saite kelte, kad apie keltus, kad bilietų pabrangimai būna tuo momentu, vat, būtent penktadienį ir sekmadienį grįžtant atgal. Tai čia atreguliuos, kur kam važiuot. Čia kompanija furistų, kemperistų. Nu ir va, pusvalandį turim poilsį, pasivaikščiojimui, fotografavimui, filmavimui. Va, jau kelte esame. Judame į apžvalgą. Čia va, kavos batus galima padaryti. Išėjimas į palubą. Mūsų namas.
vietos. Prasideda išvažiavimas iš kelto. Visiems išaiškinu, kas kada kur juda, į kokią pusę. Lengvuosius išvažiavo. Dabar ir mūsų eilė pajudėjo. Pauzės palaikėm. Lengvuosius visus išleidžia, iš dešinės pusės išvažiavo visus. Dabar vat fūra ir kemperiai. Labą dieną su Arema. Ir vat, kaip minėjau prieš tai, sekmadienį atgal kiek grįžta, o jie čia vieną keltą netilps visi. Mes grįžinėsim darbo dieną jau, tai tikiuosi bus laisviau. Kaip pas mus iš Neringos grįžta. Irgi spūstis būna tokia sekmadieniais vakare. Tai va, judame pažinti Sarajevą. Так, va, muziejus. Meteorito liekanas.
Artėjame prie sekančio tikslo. Kurasari pilis.